Labas rytas. Šį kartą be jokių intro. Bičiulis iš kokių 400 metrų užmatė šaką gulinčią. Bet blemba vyrai, čia ne šaka. Kas keliasi 5 ryto ir važiuoja ragų ieškot. Eik tu savo. Durnas, pažiūrėkit tą karūną. Wow! Eik tu savo, seneliumbai. Pažiūrėk, kas čia darosi. Wow! Na va, taip prasidėjo mūsų rytas. Deda pastangas, važiuoja, klauso patarimų ir sėkmė ateina. Ir va, 11 valandą atvažiavom savo, išsimiegoję, pailsėję šeštadienį, su gera nuotaika ir nuotaika tęsis. O aš eidamas, tiksliau, kai radom ragą, supratau, kad pamečiau savo hitsus, tas elektroninės cigaretės, tai pumpuoju atgal, tai irgi va mano ragas guli. Išlipai reikėjo. Bandysim. Mišką dabar įlyst, vėjas kyla. Fain, žiauriai džiaugiuosi dėl žmogaus. Žiauriai džiaugiuosi tikrai. Ir taip toli užmatyti. Wow. Wow. Nu superinė diena, superinė. Bus išgerta arbatos. Kadangi panašu, kad ragelis šviežiai kritęs, tai bandom čia palaukiai vaikščioti, ieškoti. Blemba nelabai šiaip palanki, nes toks ir jaunuolynas yra. Ir va, kirtavietė tokia yra. O toj kirtavietė čia šakų visko. Tai bandau čia palei pėdsakus eit. Žiūrėsim, gal pavyks ir antrą rasti. Niekada dar nesu poros radęs. Tai būtų smagu sujungti porą, kaip drakono rutulius per Dragon Ball Z. Taigi galvoju pasisakyti vieną temą. Gal čia nelabai ten mano nuomonė kam ir įdomi ir kažką reiškia, bet sakiau vis tiek gal pasakysiu. Žodžiu, čia dabar gaunas toks dramblys kambaryje, iš jų gavosi. Girių Mindį prifilmavo su elniais ir ten jį mačiau labai skaupoja. Kita galva pjovė ten ir taip toliau. Nežinau, man gal truputį keistai atrodo tas toksai smerkimas, nes iš principo, kai tu randi tiesiog, tarkim, galvą sukritusių gyvūnų, jau ten, tarkim, tik skeletas būna ir pasiimi, tai viskas kaip ir okei. Bet jeigu randi šviežiai kritusi ir nusiemi galvą, tada jau tampi kažkoks labai gamtos priešas. Tai nežinau, ar taip iš tikrųjų yra. Aš gal nebūčiau ten tos galvos nuiminėjęs, nebūčiau dėl kitų priežasčių. Nes nei turiu noro, nei turiu kur ten žaist, nuvirinėti ir taip toliau. Bet nemanau, kad ten kažkokia tragedija. Tiesiog žmogus nufilmavo, padarė video, kaip atrodo kasdienybė mūsų, nežinau. Kiek iš jūsų yra tas galvas nuiminėję ir vežė namo, ir peroksitinę, ir taip toliau, ir taip toliau. Man atrodo, gal mums biškį truputį vieningesniems reiktų būti, nes ir taip, kiek prieš kiekvieną sezoną būna spaudimo iš medžiotojų, kad mes šitus gyvūnus baidom ir taip toliau. Man tai truputį keistai atrodo, aš nežinau. Mes baidom gyvūnus, bet per varaminę medžioklę tai nieks jų nebaido, viskas kaip ir gerai, kabutėse. Tai neatrodo man teisinga, bet to pažiūrėkit, po kokius užkaburius mes vaikštam.
medžiotas nei jisai čia eis, nei ką. Jeigu nerado nenušauto gyvūno, tai tikrai nuoširdžiai nemanau, kad eis į tokią vietą ir ieškos. Nu, okei, gal ne visi, bet didžioji dauguma, manau, tai čia gal reiktų į priežastį labiau pažiūrėti, kodėl tas gyvūnas krito, o nesmerkti žmogų, kuris tiesiog nori trofėjus. Šiaip ar taip, visi mes esam verti tų trofėjų. Kaip sakau, tiesiog mes juos užvaikštom, kiek kilometrų nueinam, kiek darbo laiko įdedam, pastangų, tų pačių finansų, važinėjimui, maistų ir taip toliau. Tai, man atrodo, būnam draugiškesni ir mažiau koliojamės tose komentaruose. Viskas gerai. Taigi galvoju, pafilmuosiu, ką aš tik kuprinį nešiojas, kaip tik sustojau pavalgyti. Tokią smagesnę vietelę išsirinkau. Sniegutis jau nutirpęs. Taigi, turime maistukas, arbatėlę. Tada turime vandens, energetinis, jeigu baigtųsi energija. Ten dar yra riešutų, porą batonėlių, cukraus nepritrūktų ir aišku ponas gelbėtojas. Jeigu kažkam juokinga, tai turbūt niekas nėra miške su servetėlėm valęsis arba su koine. Taip kad toks va mano daypackas. Nu kažkaip čia sunkiai šiandien kojos visai atsirašysios. Einu, bet taip kažkaip per sukastus dantis. Antro rago taip ir neradom. O draugelis ateina, su ragais vaikšto. Bandom judėti tolyn. Šitą mišką skersai išilgai išvaikščiam. Kol kas nieko gero. Bet keista, kai eini mišku ir kaip jisai keičiasi. Toks keistas jausmas, einu ir blemba visą laiką atrodo šalia gyvūnų. Per pusę kojos neužeinu. Ten jau mačiau šviežiai trintą. Ant sniego pilna prikritę medžio drožlių. Visas medis nutrinta, šalia dar vienas medis. Toliau paeinu, kvapas jaučiasi, kad gyvūnų yra. Ir blemba neužeina, nepataiko kažkaip. Nu, toks tarp pykčio ir nevilties kažkoks. Nu nieko. Vis tiek reik bandyti. Gal užeisim. Atrodo, randi tą vietą, kur ta banda laikėsi, kur leidžia naktį ar dieną. Bet nerandi, kaip čia pasakyti, ragų. Ir patinų matosi blemba, kad yra. Ir tos kanopos didelės, ir šūdai dideli. Ir šūdas gaunasi vis tiek. Gerai. Bandau toliau judėti. Taigi šiandienos kelionę baigiame. Išėjau jau į Palaukę. Vėjas baisinis pučia, tai jau nieko nenufilmuosiu, negirdėsit, ką kalbu. Paspauskit laiką, paspauskit subscribe. Gera diena buvo, vis tiek kažką radom. Miške smagiai pasivaikščiojom, arbatos skaniai atsigėrėm, sausainius suvalgėm. Iki kito karto. O dabar aš jums papasakosiu, kai buvo. Jau ėjom link mašinos ir koks pusę kilometro prieš mus iš miškų iššoko 7 patinai. Iš tų 7 patinų 4,5 turėjo ragus. Ką reiškia 4,5? Tai reiškia, kad 4 turėjo ragus, o vienas turėjo vieną ragą. Ir išbėgo į mišką, į lauką.
Mes valandą laiko tiesiog stovėjom ir žiūrėjom, kaip jie bėgioja ratais ir žaidžia vienas su kitu. Tada nubėgo 2 kilometrus į kitą lauką. Ten palakstė ir įbėgo į kitą mišką. Mes kaip tikri ragų ieškotojai, aišku, ir paskui juos, kurie ten buvo tam lauke, nes galvojom, kad gal pametė tas vienas tą ragą vis dėlto. Tai žodžiu, jis to rago taip ir nepametė. Tai kad elniai numetę vieną ragą greit pametė ir antrą ragą, turbūt galėčiau dekonstruoti šitą mitą, nes jisai su to vienu ragu, aš nežinau, kiek jisai varinėjo. Ir vis tiek nenumetė to rago. Tai jau, o dabar grįžinėjom į mašiną, iki mašinos dar kokie 2 kilometrai, esam suvaikščioję jau 22 000 žingsnių. Negaliu sakyti, kad kojos iš šiknos auga, kas iš principo fiziologiškai yra teisybė, bet jau nusivaikščio, tai yra maksimaliai. Bet negalėjom neiti. Tai va, grįžtam į mašiną. Na gerai, dabar jau tikrai viskas. Saulė nusileido. Einame į mašiną. Iki, mėly draugai. Pasimatysime kitose video reportažuose iš miško.